Nepakrypęs. O. Mindės veidas išdavė, kad gali būti ir ne kavos. Gandriukai, kur tu čia varai? Roleplay servas ne čia. Nu, mano sudrėko. Tiesiog čia yra geriausiai nuvarginti, nes jeigu jis pradės fintus daryti prie kranto, nu tai šiandien tau viskas pirmas. Švakar palapiniai pirmas kartas irgi bus. Su feederiu išvažiavę naktį. Aš ryšiu belegoks. Nu ką, buvo galvota, kad netilpsim. Čia yra Deeperio laivas. Užima nemažai vietos, bet kai varai į karpinės žvejybas, visi turbūt žino. Viską reikia pasimti. Power stotelė, meškerės, kilimukai miegoti, mėgmaišiai. Pagalbė čia aš savo. Man patinka patogiai. Vidaus peržiūra. Rimti reikalai. Mindė jau būtų netilpęs. Gerai, kad Mindė atvaro iš Vilniaus su savo mašiniuku. Ai, dar biškį grįžtant mažiau gero bus, nes Mindė atiduosi Mindės meškerės. Mindė pasičiupo 2 meškerės kibritai. Jisai legit stengsis dabar gerai pagauti. Nu žiūrėsim, kaip bus, važiuojam. Gandriukai, kur tu čia varai? Roleplay servas ne čia. Visa šita zona yra vien tik mūsų. Vladas iš praeito video, dar vienas atvyksta iš Vilniaus į tokią vietą, įsivaizduojat, miesčionis atvažiuoja. Mindė, tu nutirpusią ranką atvaro. Žmogui buvo nugulė. Ne, juokaujam. Mindaugėlis naujas meškerės turi. Pasakysiu greitai. Vladas fideriuką kažkur čia pasimes vieną, 2 karpinės ten. Mindė bus vidury, ten yra toli lelijų koštas, tai 1 karpinė čia, 1 čia. Aš dėsiu savo fideriuką 1 ten, antro turbūt net netrauksiu, 1 karpinė ten, sakė, mūrų didelių yra. Ir 1, kadangi su Deeperio laiveliu šiandien esam, taip, hibrytą, papasakosiu vėliau. Labai toli ten į patį galą, sakė, yra gerų. Tokia šiandien žvejyba, esam Piligrimo sodybai, 2 kartą per savaitę ar pusantros. Kibimai prasideda, sakė, naktį. Dieną vakarop gal ant fideriukų linų pagausim, bet norim tų rekordinių. Palinkėsiu sėkmės savo, Vladui, Mindei ir jum, kur žiūrit. Gerai, mikrofonas pridėtas, garsas turėtų būti geresnis, turbūt girdite ir fonę Vladą, mūsų palapkę štai matote, puikiai. Aš čia žvejosiu, biškį lietutis pradeda, norėtumėm, kad to lietučio nebūtų, bet žinojom, kad gali būti šiek tiek. Tai viskas, aš pakuoju, dedu meškerį ir jaučiu fideriuką reikia iškart užsimesti, o mažą ką, kol čia pakuosimės, bus kibimas. Bandom. Nu va, gerbėmieji, ar dydis dabar, va, nežinau, ar matosi, žodžiu, ant plataus kampo, va tokį dydį. Labai toks gležnas, šiaip atrodo, bet mūsų esmė yra, parodys, tai pasemti, gražiai pasiemam karpiuką ir kas yra padaryta čia, taip išsitraukia, tą meti ir karpi gražiai nešiesi, tikėkimės bus, nu nice. Dedu aš čia jaučiu prie palapkės, pakuojamės, patinka man mano stovelis. Tas suoliukų, blemba, jau iš karto. Man į kamerą liuką rodys. Nieko Mindė neturi. Nieko neturi. Grįžo. Turi truškavos? Ne, aš tik vieną tai turėjau, mes jį sunaudojom. O kodėl vakar nenupirkai? Geras klausimas. Nu ką, meškerėlės paruoštos. Einu pasidaryti feederiui, tiksliau pasidaryti, turiu ready pelečių. Ir šiandien, žinokite, epizode mes turime draugų. Tai yra mūsų katinas su dideliu pilvu. Kukulis. Atsiuntė mums karpiams visko, tuo eisim atsidaryti dėžę, pažiūrėsim, ką davė. Kukulis.lt užsukit, yra geri pašariukai, sakė bombinį. Sakė, galėsim terrorizuoti šitą tvenkinį su šitais, nes bus gera. Nu ką, gerbėmieji, pirmasis užmetimas bus ramiai į kraštą fideriuko, labai netoli, jeigu čia kokie linukai stovi. Labai didelis šautautas šeimininkui. Mes apsiskaičiavom Mindei dėl valo, galvojom, turėsim pakankamai valo ir Mindė tik vieną meškerę susiviniojo ir baigėsi valas. Skambinam šeimininkui, sakė, pusvalandžio bėgi planuoja vis tiek atvažiuoti ir turės parduoti valą. Piligrimo sodybai dar vienas didelis pliusas šeimininkui. Ir šiaip, visi rašo komentaruose, kad šeimininkas malonus ir labai lengvai bendraujas ir viską papasakoja, kur tiksliai užsimesti ir taip toliau. Tai 100% patvirtinu, Piligrimo sodybai čia ne reklama, bet mes vieną kartą buvom čia, antrą kartą esam čia, labai patinka, užskaitau ir tikrai galiu paantrinti, patretinti, paketvirtinti, papenktinti. Šeimininkas šaunuolis. Ir dabar šiais metais, sakė, smėlio spalvos boiliai eina. Tai mes ką, ant fideriukų boiliukai, ta prasme. O karpiai amūrai, karpininko dienoraštis, Mažvydas sakė, eina gerai ant braškės ananaso ryškus. Tai mes taip ir bandysim. Prie lelijų, ant linukų. Vop. Perfekt.
Nu, ir antrą fideriuką užsimesim prie kitų lelijų į kraštą. Viskas, mano 2 fideriai užmesti, einu rišti karpinių, nes naujas sistemas nusipirkau ir žiūrėsim kaip gausis. Pasakiau, kai koks mokyklos direktorius. Ką gerbėmėjai žiūrovai, epizodo partneris, Mindė laimingas žiūri, sako, su laiveliu reiks užmesti. Yes, sir. Šito laukiau metus laiko ir pagaliau turiu savo nuosavą Deeper laivą. Vadinasi jis West. Vienintelis dalykas, ką dariau, tai išėmiau pažiūrėti, ar programinė įranga atsinaujinus šone. Yra labai smagu kompartmentas. 2 batarkė, jie laiko 5 valandas ištiso laivelio plaukiojimo. Instrukcijas yra QR kodas, nusiskanuojat, rodo video instrukcijas. Labai šaunu. Geras dalykas, kad jis yra viena ranka, va, joystickas. Ir varai kur nori. Rinkinuką, jeigu reikia pravalyti laivelį, visi kabeliai ir viskas yra čia. Šiuo metu neturiu trikojo, bet Deeperis atsiūs savo trikojį turi. Aš galbūt panaudosiu dabartinį savo video trikoją, nes tikrai galėsiu prisijungti. Ir čia yra tokia funkcija. Šitą dedi ant trikojo, prisidedi telefoną arba rankai laikai ir jis prisijungia prie šito. Tuoj padarysim, pamatysit. Yra? Į žolės? Filmuoja? O? Išėjo iš žolių. Eik tu, na. Atsigavina. Ir čia nebuvo kažkoks mažas lynas, čia buvo didesnis žuvis. Eina savo. Daug gražiai važiavo vėl, ne? Virs pirmą pradėjo, po to tik tais atėjo signalas. Bet juokingiausia, žinot, kas žiūrovai, aš Deeperio įrašinėjau ir į kojas. Gerai čia būsą, atrodysi. Varom. Kur baigiau, neatsimenu, kur baigiau per tą bėgimą. Taip, išvažiavo ir į žolės. Ir buvo daug kažkas ant fiderio stipriau negu kažkoks lynukas, arba belenkaip didelis lynas. Wow, gerai. Prisidedu tada. Very nice. Ir jeigu nori pultelį nuimti, tai tiesiog va nusiimu. Nu viskas, žinokit, dėžiai tiek. Tuoj bandysim pažiūrėti, kaip laivelis atrodo veiksme. Variau net žemėm, kaip greit bėgau. Oi. Gerbėmėjai, Mindė, va žengė šalia. Kokio dydžio dėjai gerbiamasis kablį? Didelį, 6. Gerbėmėjai, pakoju. Šiandien, kaip sakiau, mūsų partneris yra draugai, bičiuliai, kukuliai. Tai turim tokių dalykėlių. Peletės, maišysim viską. Davė kažkokių dulksnos, saldus PVA mišinys. Tai čia į PVA dėsim visą peką. Atsiuntė 2 popikai. Jo, popikai. Va, tokie. Tikiuosi fokusuoja. Čia yra su citrina lašiša, geltonas, oranžinis. Ir čia yra gaivi braškė. Labai gerai. Čia yra kanapė. 2 tokie grūdų miksas, visokių. Labai nice, labai nice. Šutinti kukurūzai. Gerai. Už pavadinimus 10 balų. Kilogramiukas. Ir tada turim baltyminiai kukuliai. Taip ir užrašyta. Ananasiniai. Dėsim ir ant kablio ir pavarysim. Ko jūs ten veizat? Baltyminiai kukuliai saldus. Ir čia braškė, man atrodo, vėl. Gaivi braškė. Kai pamiksuosim vieną tokį popiką, kitą tokį. Didelis šautautas kukulis.lt, užsukit nuolaidos kodą neturiu, bet jeigu reiktų, gal mums ir suorganizuotų ateityje. Pažiūrėsim, gal dar ir darbuosimės kartu. Bet sakė, šitas visas bus šitam telkiniui. Belenkoks bomberis ir turėtumėm kalti. Viskas, einu maišyti miksą ir pažiūrėsim, kas gausis. Vladas mane pataisė. Čia vadinasi šitas rinkinys Piligrimo karpio baudėjas. Maksimaliai darysiu pilną šitą. Ar kaip jau čia vadinasi? Jeigu galvojat, kad daug darau, Vladas dar savo daro, sakė. Dar parūšinsim. Tada aš turiu dar savo braškelės. Ir viskas. Maišom kukulendą. Čia šitas eis į laivą. Kvapas įdomus. Nu va, į bendrą miksą dar įdėjau šito ir viskas atrodo taip. Pakrašinau boiliu, šitie eis į PVA koinės, tai gaminu dabar. Gal užtems Vlado? Ne, kol užtems Vlado, mes čia gerbėmėjai su laiveliu. Tai viskas kaip atrodo laivelio prisijaukinimas. Atrodo va taip, įsistatai telefą.
ploktelį ir viską matysi. Tu prasme, tu kamerą netgi matysi? Ne, kamera. O ką tu matysi? Yra? Nieko? Įžuolės? Opa. Oba. Triukai. Bet buvo užkibę? Tiesiog įsijungti laivelį, gerbimieji, įsijungit paprastai su mygtuku. Tai va, paspaudė vieną, atsidarė, iškrito. Atsidarė, iškrito ir kitas. O čia dedat kabliuką, PVA ir viskas, kas atvaro, tai šitas atsidaro taip. Viskas veikia simple. Parplaukėt, atidarot, užsidarot. Viskas. Nebijai, kad paskelb. Ką? Nebijai, kad paskelb. Nežinau, ar bijau. Ir bandom tiesiog dabar pabandyti. First time? Apsisuko, jo. Nu, aš plaukiau parodoj, kodėl vienas šonas yra pasvyręs. Ir kas smagiausia, hibridai, jeigu norit matyti sonarą dugną, galite va iškart matyti. Tu jau dar skenuoja? Ką? Dar skenuoja, taip, tu? Taip, jis turi skenerį vidui. Ir tu gali valdyti, man atrodo, appse, jeigu nori. Pagal GPS-ą, žiūrėk, yra dar toks triukas mindė. Nu. Va, area. Aš jam padarau, galiu sumažinti area. Ir sakau, va, tarkim, nuskanuok man šitą area. 6 minutės truks. Nu va, 2 minutės, mažą area. Spaudi start. Žiūrėk, jis dabar susigaudys. Ir jisai šitą area. Viskas įpridėjo, tai paskenuoti, ar jau? Žiūrėk pats, tvarko reikalus. O matosi gal kamerui laivelis dabar? Bent jau toli. Jo, man atrodo, matosi. Žiūrėk. Kažkas yra? Paim tą mažesnį mindę. O, Vladas, kol laivas skanuoja, gerbėmėji. Gerbėmėji, kol laivas skanuoja, pas pono Vladą buvo kibimas. Čia laivelis skanuoja. Čia Vladas kažką traukia. Jisai pyko ant manęs, kad man kliovai, bet... Pirmas lynas turėtų būti. Lynas? Opa, kažkas pliuškenasi. Mindė. Pirmas darbelis. Sietelio atnešėjas. Jau mane sukritikos, aš pasiduosiu Vladui, kad pasistė. O, mažiukas, gražiukas, bet yra. Darė. Žvejyba atidaryta. Opa. Jo, viskas yra paruošta. O. Žiūrėk, galės prie kamerikas prinešti, parodyti. Turėtum, bet mano arba Vladai, arba Mindė. Oi. Koks drąsuolis. Skateboarderis yra visiškai normalus. Aš tu mane, nu taip, Vladas gaudo, aš plaukiu su laiveliu. Sukasi. Nežinau, kiek matysis kamerą, gal matysis. Gal, parvaro. Bet koks gražus. Pirmas tokio dydžio. Šiandienos pirmas. Nice. Labai gerai, Vladai. Eina, paleisim. Nuo leptelio. Viskas. Čia va parplaukė laivelis jau. Gerai, aš va taip čia ir padedu tau vėl. Kad tave gali vėl būti. Gerbėmėjai, pirmas plaukimo testas padarytas, veikia puikiai, skraido gražiai. Ai ne, ką aš kalbu. Diperiai, jeigu žiūrėsit šitą video, labai atsiprašau, aš padariau klaidą. Pasirodo, turbūt gali jisai gyventi ir su viena baterija. Atsiimu, neteiskit manęs, į kitą pusę reikėjo dėti kitą bateriją. Vienu metu 2 baterijos. Sorry! Einu įdėti kitą bateriją, uždėsiu laivelį biškį pakrauti. Ir nebus pakrypęs tam. Ir nebus pakrypęs. Atsiprašau. Aš čia iškrypęs. What? Oi. Gerbėmėjai žiūrovai, kas dabar vyks? Aš žinau, kad atsiras žvejų arba tiesiog mėgėjų, netokių profesionalų kaip aš, kurie pyks ir sakys, nu tas deda. Man esmė reikia į kitą pusę nuvaryti. Aš nuo čia nematysiu, kada priplaukiu su laiveliu prie lelijų. Todėl aš naudosiu dar ir droną. Dabar plauksiu su laiveliu užsižymėti visų taškų. Jeigu jūs norit mane džedžinti, bet aš turiu droną ir aš turiu laivelį, o tu... Šitą iškirpsim. Arba ne. Dirbau saugiai, kad gaučiau visus šitos dalykų. Droną pasikelsiu šiek tiek vėliau. Pradžioj skrendu, plaukiu su laiveliu. Batarkės jau sudėtos, laivelis turėtų būti nepakrypęs. O, iškart, tiesiai. Very nice, very good. Ir viskas. Apšvietimus čia galime susitvarkyti. Tave irgi rekord. Va technologija. Ir laivelis. Dronas blemba greitesnis už laivelį. Įsivaizduok, laivelis tokiu greičiu plauktų kaip dronas. Va, droną darė viršų. Laivelis vis dar plaukia tiesiai. Nusileidžiam. Oi, čia zoomas. Čia turėtų būti nusileist kamerai. Technologija.
Gerai, dabar turiu kadrą, kurį matau. Svičinsiu kameras aš čia. Žiūrėjau, aš per taulę lyjas, dėjau kiaurai laivelis. Kibrytė per žolės, jis eina kiaurai, jis turi. Aš net nežinau iš tikrųjų, kaip reikia pasižymėti. Drono nematau. Nulaukiam, kol įplauksiu į drono kadrą. Dabar galiu laivelį valdyti žiūrėdamas šitam ekrane. Eina savo, o technologija. Stok laivelį, stok. Žiūrėk, aš galiu valdyti. Eina nafik, va čia tai technologija. Gerai, laivelis, žeminė. Parodysiu tau, žiūrovai tai matys šitą kadrą. Žiūrėk, kur laivelis, tarp lelijų. Ir aš jį valdau žiūrėdamas iš drono. Geras. Čia rekordina laivelis, matau, yra geroj vietoj. Šiaip gal pasuksiu biškį. Save place, confirm, type of place, Simas 1. Kažkas gal pasakytų vaikų žaidimai. Aš dabar spaudžiu ant laivo return home. Šitą reikėjo spausti. Nu gerai, laivas sukasi. Ką, bandysim daryti pirmąjį testą. Laivelis dabar paspaudžiau, kad grįžtų namo. Matote, iš kadro jis išplaukė. Laivas pats grįžinėja namo. Man nieko daryti nereikia, dabar man reikia toliau pafilmuoti gražių vaizdų. Viskas. Tai išsimetė viską? Nu panašu. Nu ką, gerbėmėjai žiūrovai, viskas, laivelis parplaukė. Pirmas užmetimas padarytas tvarkingai. Aš jau taip dabar ir padarysiu. Tai žiūrovai, šito nebefilmuosiu, dabar užsižymėsiu Mindės taškus, užsižymėsiu Vlado taškus ir varysim visų meškerių sumesti ir sėdėsim ramiai ir gersim kavą. Mindės veidas išdavė, kad gali būti ir ne kavos. Vėl žolėse. Kur jis ten varo? Tu ar nupjaustą lelyje, man? Nieko? Kas vyksta, blemba? Aš noriu tos žuvės. Vėl jaučiau iš pradžių didelį ir iš karto į žolę. Nebėra kablį. Tai išstabdau, čia vis tiek. O toliau, kad ir kaip bebūtų gaila, bet visą vakarą buvo įrašinėjama be garso. Tik kitą dieną pastebėjau, kad mikrofono laido neprijungiau prie kameros ir garsas visiškai neįsirašė. Čia matot, Simui prieš temstant užkibo didžiulis ir gražuolis karpis, džiaugsmai, fistbumpai ir jau yra matę. Karpis tikrai gražuolis. Ir smagiausias dalykėlis toks, kad čia mes tvarkingai, kol pasisvert norėjom, kol kažką padaryti, fotkelę žinoma reikėjo įkalti štai. Gražuolė fotkė. Pasima pilnas kelnes laimės ir staiga pipsėt pradėjo kita meškerė. Čia kertas įmis ant feederio, ne bet ką, o dar vieną karpį. Tas turbūt kur erzino nuo pat pradžių šone. Žinoma, išsitraukėm gražus dupletas, pasvėrėm didįjį, nes pirmąjį greit paleidom, matėsi akivaizdžiai mažesnis. Didysis svėrė virš 10 kg, laimingas, vidurys nakties. Vėl toliau mes esam be garso, kažkas man čiumpa ant 220 metrų. Čia aš atsimenu, man atrodo, sakiau, bus greičiausiai amūras. Taip ir buvo, nes lėkė į krantą tokiu greičiu, kad nebuvo įmanoma jo suvaldyti. Prie tinklo kokius 6 ar 7 kartus jis bėgo tolyn nuo tinklo pamatęs, bet galų gale tinklelyje atsidūrė. Simas džiaugsmingai jį išsitraukė į matą, pašalinom kabliuką, žinoma kaip ir priklauso. Gražiai mes jam papurškėm, visas žaizdelės sutvarkėm. Nuotraukėlė, laimingas, galingas, turbūt didžiausias mano pagautas amūras, kuris svėrė virš 12 kg, taip pat iškeliavo laimingas į piligrimo prūdą, tvenkinį. Ir kitą dieną, va čia, Vladas sako kimba, Simas pradeda įrašinėti, kaip užkimba gražus lynas ir tada tik suprantu, kad kamera neįrašinėjo visą naktį. Siemkės, it is for you. Sveika, gausi keisti, žinok, aš šiandien vienintelis neturėsiu siemkės. Aš turiu džemperį siemkės. Opa, tik kad lydeka yra. Gerbiami žiūrovai, neskubėkit pirkti su lydekom, kas mėgstat karpius, bus dizainas ir su karpiais. Va taip. Gerbimi žiūrovai, visiems toks palinkėjimas, jeigu šiandien nieko nepagausim. O tęsinį mes darom, žinokit, gerbimieji, ne dėl bet ko, o dėl to, kad pasimi įrangą susikti. Žodžiu, tęsinys. Gaudysim toliau ant kukulio, kur šiaip mažvis gaudo ant kukulio. Mažvis žino šitą vietą, čia kaimynai yra atvykę. Aš jau savo feederių susimečiau ten, visą stovą. 2 karpinės tuoj keliausi šitą vietą. Ir šitą vietą, gerbimieji, ir jūs esat metę, ir Mažvis puikiai žino karpininko dienoraštis. Aš čia pagavau Mažvydo dėka pirmąjį savo gyvenimo karpį. Tik aš buvau anam sektoriui, šitas dabar buvo laisvas. Vladas ėmė šitą ir Mindė pakeliui iš Vilniaus. Čiupsim. O tu jau karpinį ruoši iš karto? Nieko ne... Užmėsi? Važiuojam. Jau keliai padaryti, kakučiai irgi padaryti. Kulis eina į trasą, Vladas irgi išeina. Pradėjo lyt kaip specialiai, duok pafilmuosiu, kad ir per lietų.
Reikia rodyti žiūrovams, kaip yra. Labai nejaukus momentas, pradeda lyti, ten visur debesis irgi. Vladas ruošia karpinės. Kol kas Vladas užsimetęs, mes 2 sektorius pasiėmėm. Šį kartą nusprendėm nesigrūsti vienam, labai kartais mėgstam nugaudyti vieną, bet sakom, paimsim platesnį diapazoną. Reikia pagauti tų didesnių karpių. Čia Vlado, čia puikiai aiškiai matosi mano sektorius. Kol kas karpinės yra ant šono padėtos. Laukia laivelio. Fideriukai užmesti. Pradėjo lyti. Nieko. Kaip nors. Laukiam mindės, tas pats skvadas, tik tai šį kartą reikia padaryti taip, kad neatsitiktų kaip praėjusį kartą, kad garsas turi įrašinėti, video įrašinėti, buvo ir garsas, ir blogas apšvietimas pajungtas, tai šį kartą tikėkime bus geriau, žvejosim naktį, bet rašo, kad naktį bus nemažai lietaus, tai atvarėm į tokį smagų orą. Žinojau, kokį varom, tai esu pasiruošęs, palapinė pastatyta, sėdėsim turbūt didžiąją dalį viduj, o jau kai kibimai išeis, tai išeisim į trasą, dėsim apšvietimais, reikės paskirstyti vyrus, kas ims kamerą, kas ims apšvietimą, kas ims meškerę. Aišku, meškerė ims tas, kuriam kimba, o likę 2 visada turės būti atsakingi. Vienas už šviesą, kitas už kamerą, nes vis dėlto filmuojam epizodą. Tik sumetėm karpinės. Tik džempaką tik apsimovė. Tik džempaką apsimovė, sėkmės į bekinį. Čia tavo nauja. O, čia naujoji, geras. Varai. Kuris? Vidurinė karpinė, bet atleido. Bet judesys yra. Wow, visiškai nukrito. Jo, matai, valas. Tempėsi. Matai, kaip tempėsi? Bus. Ką tik mačiau savo kelmis, kaip tempėsi. Parokas ant Maikės parašyta. Ir kitą, žiūrėjau. Kuri? Dabar šitą. Čia gal šiaip sujudinam. Ką tik tempėsi valas tau? Žiūrėjau, tempė. Palauk. Yra? Yra. Reikės? Tu atsileidai. Kaip mindė zirzinė. Gerai. Vladui panašu, kad bus pirmoji. Rimta ar ne? 4, sako. Čia reikia kaip per Counter-Strike'ą. Naifo skinas. Žiūrėk, gerai kolinai. Palei krantą, aš sakau, ar tu tikras? Pagausi, atpainiosim kažkaip. Bet jis buvo įsitempęs ir kalė palei šoną, dėl to ir atsileido. Kol kas padeda va čia. Tai amūras gal? Amūras gali būti. Neplaukia, pats kranta kaip tavo ten. Slepiasi? Tai telefonai vandenį nori, mes nori gerai nufilmuoti. Bet taip dėjo į žolės. Blemba. Dabar toj tinklą pamatys, tu čia dirbsi dabar toj. Oi, dirbsi. Oi, tu darbuosies toj. Bus darbo. Čia spėjau viens, jau čia reikės mano, ne, tą rankelę pridėti. Oi, davai neprisišnekam. Eiktis, čia nepasiduos taip lengvai, žinok. Ne, čia žaisk, žinok, aš dar net nekišu to tinklo. Jis dar nematė tinklo, pamatys tinklą. Yra palindęs. Vaikinė. Šitas yra geras. Išplaukia ten, kur prasidėjo viskas. Mano sudrėko. Tinklas norėjau pasakyti. Pareina. Čia, žinok, taip sunkiai bus. Čia neapleisk tam lieptui tikis. Prasivaryti. Lembas stiprus, ne? Zirzinė. 6 minutės jau. Palėtė tinklą. Kokį komentarą. Aš noriu ištraukti. Gerai. Tai tokį nesėmūro dar aš pats jaučiu tokį, nes čia bus didesnis už mano, na. Oi, tai čia plus 10. Tiesiog čia yra geriausiai nuvarginti, nes jeigu jis pradės fintus daryti prie kranto. Palauk, nėra jis visas dar. Palauk, sorry, žiūrovai, nenufilmavau gerai. Gerai. Всё, Vladai. Gražiai išsikelt. Matas paruoštas. Storas, ne?
Atsikabino jisai ar ne? Storas, jis nėra baisiai ilgas, bet storas. Dai, tu atsikabink gražiai, aš atnešiu tau. Visada, sako, reikia padaryti purškimus. Kaimynas yra atėjęs, aišku, iš kiretimo sektoriaus pažiūrėti. Aha, daug. Miš pasikraujavo, ne? Šgis. Gerai, išgis. Pavyksta kaip pakelti. Eik tu čia, belenkoks. Pamėgink, ištrauk šitą. Belenkoks čia, Vladai, yra. Seni. Žaibas. Džiaugiuosi. Geras. Aš pažiūrėsiu, jisai nėra ilgas, jis belenkaip storas. Žiūrovai, jums akims nesimato, gal mano rankytė va yra tokia. Čia žiūrėkit, kokį jis dydžio. Wow. Gerai. 12. Tas nebus toks baisiai sunkus. 12,5. Nu, nice. Nešim paleisti, ne? Nu, Vladai. Super. Atsidarėm. Tiksliau, atsidarei. Belenkaip gerai. Oi, šitas. Ir kiek neilgai reikėjo laukti. O ne? Aha, greitai. Pamoja. Užskaitau. Užskaitau. Čia už maikę, kebrytę. Rašykit man poemus dėl maikės. Nice. Dar pasveriam tuščią. 800. Tai 12,2. Ne, ten buvo 13,1. 13,3. Nu tai 12,3. Nice. Ką? Gausi maikę? O tai pažiūrint, kaip atvažiavai. Su sėkmės palinkėjimais atvažiavai. Palinkėjimais. Tik sėkmės. Nu tai palauk, reikia pažiūrėti, ar yra ko nors maišę. O, iškart. Nu šiandien tau reikia atsidaryti, aš galiu ir nepagauti jau. Tai atsidarysiu. 2 hours later. Gerbėmėjai žiūrovai, mes sėdim taip. Spūdingai, ar bengės yra dar? Mano mašina yra, tik gale kriūkė nuo lietaus, gali pasimti. Sargi, mindė, negriūkė tą kampą. Laimingai. Pridaryk palapkę. Neskubėk. Tai. Čia real? Yra kažkas? Gal ir nukrito, nu, ta prasme, gal ir nukrito. What the fuck, mindė? Buvo, tikrai. Seniai, tikrai. Aš mačiau. Tai aš mačiau tavo meškeriai išlinkus. Tai gal amūras? Neskubėk, gal dar yra. Ne, nėra. Bet buvo. Bet buvo, tikrai buvo. Ir tau šitą pirmą irgi Vladį judino. Bet tik išėjom, visą laiką sėdėjom. Nu, naktinis orelis yra toks. Meškeris matosi, va. Apšviesta, galim pažiūrėti. Baždžonkos nusileidusios. Oras labai šūdinas. Vyrai va ten pipsina kažką. Čia lekia. Reikia šviesų. Yra geras. Kažkas yra, ble. Tai kažkas tai tikrai, kad yra. Tai rimtas. Jo, reikia tą laiką išjungti kažkaip. Bet jaučiu girdėsis, kai įrašinėja. Tai gerai, reiškia, geogės ir lošim. Jo, kur permetam. Du, pas ką čia laiks sėdim pas mane? Jo. Žiūrėk, palaikyk šviesą biškį Mindė. Kamera, toliau filmuojam. Mindės, legend. Kaip ir sakiau, noriu, kad atsidarytų. Ir jisai sakė, negirdės dar čia, kai užpipseno. Kai užpipseno, sakiau, kad pradės toj važiuoti visos. Davai, dirbi. Pas tave irgi kišeniai tiksi. Aš išsijungiu savo. Tu susikaupki žuvį, tegul tiksi tas tavo geogeseris. Jo, po biškį, va taip ir po biškį pavinioja ir viskas. Nu, Vladai, pagaliau Mindė bus atsidaręs. Laukiam. Tu tą rekordą turi suvaldyti. Man jau gali ir nukreipti, aš jau pajaučiau tą. Pamatytume. O tai dar čia nėra, man atrodo, dar yra. O toli yra šitas. Jeigu laisvai duodasi, tai varyk greit. Bet kaip greit gražiai išvažiavo. Jinai važiavo. Jo, bet taip pradėjo pipsėti, belenkaip. Nice. Davai. Nu, sakysi, tas lietus po velnio bus kelionė, bus verta. Vien dėl šito bus verta. Dabar jau viskas gerai. Net jei ir neištrauksi? Jeigu neištrauksiu. Jeigu žiūrovai girdit tiksėjimą, va čia kišeniai, Mindės kišeniai tiksi, mes geogeserį žaidėm. Aš tai nematau dar niekur, bet palei garsą girdėjau gražiai tokią stambį apsivertę. Karpis tikrai. Amūrus jau čia būtų lengviau parėjęs. O aš irgi biškį matau, bet kameroje tai tikrai dar nesimato. Žvynius, ta prasme. Jo, pačiupo. Mindė, turit. Yes! Bet mano žalis subipsėjo.
Nu, kaip jausmas? Ai. Parneša? Geras. Neškis. Jau gyvenim nepagavęs. Gerai, reikia tvarkytis. Viena problemėlė. O, didelė, parodyk problemėlę. Problemėlę turim didelę. Nu, palauk, pagal karpinius, jeigu nepapurkši burną. Nu, Mindė, čia žinai, kiek šitas bus kokie? 10 bus, sakai? Nebus 10. Nebus. 9. 8-9 jaučiu kilai bus. Bet vis tiek, rekordukas, ne? Duok iš kojos vieną, nes aš rankų neturiu vieną šviesą, laikau vieną telefoną. Nice. Dar sykį nesimatė gerai. Nice. Gerai, atsibodai, geogeserį jau čia tik sėdė. Nu, išjungta geogeserį. Puistukų. Papuršį burnytą ten, kur kablį. O, nice. Nu ką, žinok, nežinau, kaip čia su nuotraukom gausis, bet vis tiek reiks kažkaip padaryti. Tik atsargiai, žinok, jis gali būti aršus, tai yra žalčiai aršus. Nu turi gražų. Nulinam oficialiai viską. 0-0. Nu ką, žinau, čia bus ar prieš 8-5. Nu, tai bus. Nu plius minus. Tai 7-8. 7-8. Vis tiek, Mindaugai. Man taip. Gerai. Išplaukė savais keliais. Nice. Nu ką, Mindaugai? Žaibus dėdėms. Žaibus dėdėms. Šaunuolis, šaunuolis. Nu, ir kas čia bus? Panešė ir nesuvalgė. O, kelia. Palauk. Imi. Mini, tą patį meškerėlę, tas pats yra priviliojęs žuvies. Šviesk čia, Vladai. Kur Mindė šviesą padėjo kišenę? Lengvai prasivinioja, ne? Bet yra. Yra. Tai bus amūras. Ir labai greit, matau, pareina. Prasidės triukai prie kranto. Mindės vakaras? Nu. Ta pati meškerė. Ta pati vieta. Trečias kartas. Kur sakiau, aš iš akies užžymėsiu taškai ir viskas. Taškai užžymėti Mindė, jeigu ką kitą kartą. Bet yra jau nuvargęs metas. Nu, gražiai. Yra, man atrodo. Yra. Pavyko, nice. Nu tai šiandien tau viskas pirmas. Švakar palapiniai pirmas kartas irgi bus. Per lietų. Ar taip. Bet žiūrėk, jis vis dėlto nėra toks mažas pasirodo. Ja. Kodėl pas mus palapiniai rožinė šviesa dega? Wow. Nu, naktinis paukštis. 13 minučių Mindė darbavais. O, linksmuolis. Nice. 9,5. 9,5 tai 8,7. 8,7. Nu tai ant kilo didesnį žuvį pagavai. Mindė ramiai rekordus gerina. Šalta man darosi jau. Geogesina tik tai. Jis apsivertas. Daug nufilmuotai, jis išplaukė kur nors, arba po tiltų nuplaukė. Jis už udagos kaip lašišą ištraukė. Žaibelį, nesimato per tavo šviesą. Šonų, žiūrėk, dėk, taip. Nice. Ir važiuoju, išlaikyk šviesą. Tu su savo filmuoji. Pagaliau, o. Ir dėdai Simui. Fideris? Yra? Bet jau čia ne super bėga, ne? Filmuoji? Jo. Kas yra, bet ant fiderio, na. Žinai, jau pareičiai visai iš tikro. Kažkas spurta, čia bus koks karosas, brenda. Šia. Atsikabina. Supratau. Zdarova. Bet nebuvo didelis. Buvo kažkas, bet taip spurdėjo, kaip, sakyčiau, karosas buvo. Kažkas kaip karusėlis. Nu, buvo. Nėra. Gerai, kibrytė, mes labai vylėmės, kad dabar nebus kibimų ir krentam miegoti. Bet Mindijai buvo prieš tai kibimas, man ką tik matėt buvo kibimas, bet nebus. Davai kibimui už kelių valandų, kai atsikelsim. Davai kibimui tada. Bent jau 3 valandas pamiegoti ir tada gut. Labana. A few moments later. Rytinis toks, Mindė. Tai gal pervažiavo?
Basas. Tai aš irgi basas išbėgau iš to mėgmaišio. Ramiai. Reikia šaukti, kad Vladas keltųsi. Vladai, kelkis. Aš jau nuo 6 nebėgau. Aš pasiūsiu 2 kartus palauk, kaip buvau. Aš girdėjau vieną kartą. Aš kaip tingėjau keltis. Galvoju, kas gali mane pažadinti. Štai. Nu nieko, dar rytui užbaigti apsimiegojusiais veidais, basom kojom. Bet nešalto kojikėm, ne? Jis toks visas apsimiegojęs, minė. Basom kojom tai gulėjo tikrai. Jo, mes mėgmaišį dar gulėjom. Daruovo, labą rytelį. Labas. Tau nieko? Man tai visiškai nieko. Čia pareina, čia bus amūras. Bet toks vienas pipt, sakau, kas čia? Antras pipt. Minė toks. Minė, kaip pradėjo raustis iš to mėgmaišio. Tai palies. Aš dar užsimiegojęs esu. Jeigu palies. Bravo, tokie atstovai. Labą rytą. Minė irgi. Barefoot. Aš galvoju, čia klausimausi. Bet čia nepareina, čia karpis bus. Ne, čia karpis bus. Ne. Bet tai toliai išsikėlės į paviršių. O, bent vieną dienos metu nufilmuos. Dėl to atlaisvinės valą, kad jis net neprasisuka. Ir nesirodo. Taik tada. Wow. Rytui tokį dar vieną egzempliorių. Simiui nieko. Mindėjo kažką prasinešti. 2 kartus. Bet tai kodėl jis nekyla į paviršių? Jis dar mum nepasirodė. Aš aišku, žiūrovai eina į žolės, čia tai bus amūras, tikrai jis eina į savo namus. Mindė, čia gali būti ir už mano didesnis. Iš mano rekordinį didesnį, davai, susitvarkai. Stenkis kuo arčiau dabar to lieptų, kad Vladas susilūžusi kesiliu galėtų darbą atlikti. Gerai, iš kitą kartą, kai atvažiuosi, imsi šitą sektorių, atsimenu, taškas užžymėtas vadinasi V2. Viniok, čia monstrukas yra. Kai jis tą nugarą parodo, tai gal antras jau. Ramiai, mindė. Blemba, Vladai, čia belenkoks yra. Geras. Bus koks. Blemba, kaip mindė turi nenutraukti, nes kitaip gausi. Gražiai. Nu, Vladai, žiūrėk, jis jau pavargęs, jau ant paviršiaus. Nu, nereik, tik neleiskim po tų tiltų palyst svarbiausia ir iškelk į paviršių. O, po tiltų problemos toj prasidės. Tik neplėšk, nes jeigu paplėši valą į Vlado pusę, tai pasuk. Mindė. Viskas. Labanaktis. Iš to išsimovė, ne? Va, metalas yra. Užsikabinę čia. Jo. Ai. Nu va, pirmasis nesingis 13 plius. Kad jeigu ne 15. Vat ir rytas toks jau džiaugsmas buvo. Gerbimieji žiūrovai. 11 minučių. Ne, viskas normaliai. Ant lieptelio nebuvo. Komentaruose pakomentuokit, sakykit Simonai. Pasakykit Neaiškink, Mindė, kaip reikia gaudyti. Tai aš įsikirpsiu tas vietas, kur aiškinu. Žiūrovai komentaruose pasakykit, ką Mindė darė blogai. Aš gerbimieji žiūrovai, nežinau, ką jums pasakyti, kol esu basom kojom. Einu pažiūrėti, ar mano meškeris nebuvo išvažiavusios naktį. O kaip ta šėrykla dabar persikelti? Tai yra žuvis. O, išvažiuojant. Pas mus kažkas buvo su feederiu išvažiavę naktį. Ešerys čia belekoks. O tai mano rekordinis ešerys. Atneškai. Mindė, žiūrėk, yra kisilys čia. Belenkai, didelis. Ateik, Vladai, davai paimsi. Ką? Gerai. Sakai čia? Žvejybos laimikis. Tai bus mano rekordinis ešerys. Bet kad jis raudelę paėmęs galėjo būti. Gali būti. Wow. Pažiūrėk, kokį didžio ešerys. Vladai, turi tas žirklutės? Jo. Nu, ta prasme, matau kabliuką, aš galiu jį išgelbėti. Gaila tokia ešerą. Šiaip mano žvejyba užsiskaito dabar, va. Visi būsim pagavę. Tokį ešerį, žinok, ne kiekvieną dieną pagauni. Bet aš turiu irgi, kaip Vladas sako, kad galbūt maža raudelė buvo mano boilį paėmusi. Labai giliai įsivaręs? Jo. Bet tai kaip jisai paėmė? Nu, geras. Bet žiūrėk, kaip yra. Ištraukiu kabliuką, bet jis ten pasižeidė. Labai abidna. Ko negali tokią mesti jau? Ne, jis neišgyvens. Nu, fotkink gal mane aš Bet negerai, filmuoji dar. Ne. Giliai. Nežinau. Jie gali skirti man baudą, nes aš į video rodysiu šitą. Nemanau, ne? Pasimt turi šitai, jeigu sužeistas. Tai sužeistas yra, aš jį paleisiu, jis tiesiog mirsiu, blemba. Ešerį, šito gal galim skanų pagaminti kokį orkitį. Matas normaliai? Jo. Davai, kalk dar fotkelę.
Palapinė irgi pralyjo. Tokiam orui mano palapinė įsitikinau, kad nesutverta, nes lyjo visą naktį. Šiandien ką? Nežinau, kiek esu apsimiegojęs, kiek ne, bet šokom tiesiai iš miegmaišių. Ačiū, kad žiūrėjot, spaudžiam laiką, subscribe varpelį, bet ne varpą ir susitiksim ant kito epizodo.